pakaštavokiam, kalba gimtuoji mūsų skanis, kaip kumpuola babas pusru. Dana didelė ir gajinga, kaip vondo šulinė, na grubi mūsų tarmė, tik rupi, kaip rugienė dauna, skani, gaili, rupi, švieži, žemai su tarmė, ateinanti link mūsų pareilgiausių saugių. Į pagatavą girdėti, įskundėti ateinančiuos kartus. Šiandieną mums visko šventė. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Taip pat tarmių metams skirtas pavakarojimas. Šie metai, kaip žinome, paskelbti tarmių metai. Tarmės yra išskirtinumo ženklas. Rodo priklausomą tam tikram regionui, kilme. Mums nereikia gėdyti skirtingų gėlių. Mes turime pasidžiaugti, kad jau skirtingos. Turime mokėti užuosti kiekvienos gėlės kvapą. Jeigu mes sugebame įvertinti Chanel kvepalus, kodėl savo tarmių kvapą mes nesuprantame? Miestelio Kazio Norščiaus vardo biblioteka gavo finansavimą projektui, kuris vadinasi Na grubi mūsų tarmė, tik rupi, kad rugienė dauna. Šiuo projektu norime parodyti mūsų žemaičių tarmės grožį savitumą. Šiandieną pas mus į svečius atvyko Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė. Prašyčiau, galime. Labą dieną, gerbiami svečiai, skaitytojai, kolegės. Vienas Lietuvos raštijos kūrėjų Mikalojus Daukša rašė: ne žemės deglumus, ne drabužis skirtingumus, ne šalies gražumus, ne miestų tvirtumus riboja tautos, bet daugiausiai išlaikydamas ir vartodamas savo kalbą. Kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką miestuose ir kaimuose verčiami linksmų ir liūdnų knygų puslapiais. Bibliotekų žygūrėliai kviečia: ateik pas mus, žmogau, pasidalinkime stebuklą, ateik pas mus ir rask stebuklingą knygos šviesą. Šie metai Lietuvoje yra paskelbti valstybiniai metai. Pasibės miestelio Kazio Norščio bibliotekos specialistė Rima Karalienė parengė projektą žemaitiškos tarmės žodžių grožiui skleisti. Norėdami išugdyti visapusiškai išsilavinusį žmogų, turime rūpintis jo kalba, kultūra. Pasibės kunigo ir rašytojo aktyvaus tarpukario Lietuvos ir išeivijos lietuvių visuomenės literatūros veikėjos Stasės būdavo gimtinė. Aš noriu teikti gerbiamai kolegijai Rimai Karalienei ir gerbiamai Danutei Reisiniai Stasės būdavo eilėraštis Gimtinės prisiminus, kuriame dominuoja žemaitiška tarmė. Ir taip pat noriu visus pasveikinti, skaitančius, rašančius, kalbančius mūsų lietuviškąją gimtąją kalbą. Aš noriu O ponė Danutė dirbdama pati atsimenu daug pasirinkėjų